Kągi, visgi žiema grįžta, prisnygo visai nemažai. Vakar buvau Vilniuje, sniego beveik nėra, pas mus čia yra net iki 7 cm. Tai šiek tiek padavė tą sniegučio, o kadangi grįžo žiema, tai tie darbai lauke šiek tiek apsiribojo. Grįžtame į Malkinę, darysime eksponatus. Šiaip su prūdu jau kaip ir viskas pabaigta, viskas aišku. Dabar liko tik tai atvežti pagrindę smėliuko, žvyro. Kai ten gausius, nežinau dar. Dėl pačio kranto, tiesą sakant, nesu tikras, ką ten darysime. Prisiskaičiau visokiausių dalykų, kad reikia dėti geotekstilę, tada reikia kalti ūmedžio rastus į apačią, kad krantas nekristų. Na, aš greičiausiai to nedarysiu. Ne dėl to, kad tai neįmanoma, bet tiesiog yra dalykai, dėl kurių nenoriu to daryti, nes tai yra nemaža investicija. Gal ateityje kažkada, gal ir pavyks tą padaryti. Tai grįžtame į Malkinę ir darbuosimės vėl su eksponatais. Na, iš tikrųjų, ne tik su eksponatais. Uošvis paprašė pagaminti voljerą, visai nemažą, 20 kvadratų. Tai su Sigitu pagalvojom, kad visai neblogas iššūkis ir pabandysime padaryti tai, ko anksčiau nedarėme. Baigėme griliukus, Sigitas suvirino visai neblogai kojas iš metalinių atliekų, kurias radom. Čia tos pačios tvoros, kurias naudojame menuleigiui. Taip pat senąjį grilių susitvarkėme, prisiviriname kojytės, kad visas jisai neklibėtų, kai dirbame. Primenu, čia yra griliai pagaminti irgi iš atliekų, visiškai atliekų. Tai yra automobiliniai dujų balionai. Kažkada jie baigė galioti, juos išmeta. Na, paskui juos pasiėmė, per pusę prasipjauni ir turi puikiausią griliuką. Tai dar kartą ačiū Valdai už balionus. Puiku, sunaudojom juos, jie tikrai pasiteisins, net neabejoju. Dabar esame Malkinėje ir Malkinėje turime tokį padą pasidarę, kadangi voljerui reikėtų sąlyginai lygaus pagrindo, kad galėtume lengviau ir gražiau pasidaryti patį konstruktyvą. Tai įsidėliom padą. Tai yra senų skydai vadinami, ant kurių atlikėjai arba vedėjai stovi, veda. Kai kuriuos iš jų dar eksploatuojame, na, kai kurie čia pas mus tiesiog naudojami kaip stalai darbui arba tokiam vienkartiniui padai. Šiaip iš tikrųjų buvau užmąstęs visai, būtų idėja tokių padų čia prisidaryti per visą Malkinę. Ir, na, ne per visą, bet per pusę bent jau. Ir būtų labai smagu, nes iš tikrųjų šitas pagrindas apačioje labai erzintis. Visą laiką dirbant kelia dulkes, tų dulkių kvėpuoji pastoviai. Žodžiu, nėra smagu, nefaina. Tiesa, daug ko nepafilmavau, iš tikrųjų buvo nemažas maratonas su vasario 16 renginiu. Gedimino prospekte deginam. Tada prasidėjo registracijos į ekskursijos. Jau labai nemažai yra užsipildžiusių ekskursijų. Nuo vieno darbo prie kito šokinėjai ir tiesiog nespėjai visko pasidaryti. Tai tas filmavimas atkrenta ir kai kurių dalykų tiesiog neužfiksavau. Bet per tą laiką, aišku, mes tikrai pajudėjome. Tai jau yra padarytas priekis voljero, taip pat voljero duris. Jos čia įsidės. Dabar kaip tik tam yra padą pasiruošėme, kad galėtume susidėlioti ir viską gražiai susivirint, susidėlioti. Kėdį pasidarėme vieną atlošą, tą medžiaginę atlošą. Aišku, jį šiek tiek dar reikės patobulinti. Kaukę reikia užsidėti, Sigitai. Kažkas davė pastabą, kad be kaukių šmirgeliuojam ir virinam. Sigitai, nesidėsi? Nežinai, ne? Aš jam liepiu dėtis, jisai manęs neklauso. Bet aš iš principo bandysiu dabar su kaukė padirbėti. Net nebejoju, kad ir garsas prastesnis eina į mikrofoną. Kaukės viduje visą laiką toks dalykas būna, kondensatas, belekas. O, nakinių net gerai. Labai nepatogu su kaukės, žiauriai. Ant visų kepurių, ant visų akinių kaukės nesąmonė. Pasidarėm brėžinuką. Tai iš 4 sienų yra tik tai viena atvira. Joje yra ir durys, ir maitinimo indelio atidarimas. 5 metrų ilgio, 4 metrų pločio, 2 metrų aukščio. Stogas, aišku, dar turės šiek tiek tokį pakilimą, kad būtų nuolydis. Ir visos kitos 3 sienos yra uždarytos
lentomis. Padas irgi bus padarytas iš lentų, o pati konstrukcija ir visas pats valieras bus ant žemės įsuktas sraigtiniuose poliuose. O metrui kas išsiema. Kas nereikalinga. Trys tokie mylikai naujas. Gerai. Dabar atrodo, tu į čia sukai ar ten? Aš apačią į duris. Aha. Arba, jo, pasidaryti. Ledo kubą, kaip sako, čia toksai YouTube. Tai dabar vyksta matematikos uždaviniai, reikia pasiskaičiuoti, kiek turi strypelių tilpti į štai šį langą. ChatGPT reikia paklausti. Ne, mes ChatGPT nenaudosim. Nes sakau vaikam, kad ChatGPT nereikia naudoti, labai. Reikia galvą kartais pasukti, kad neprarasti kritinio mąstymo. Šiaip mąstymą neprarasti. Žąsinas. Čia būna tilptų, bet pupo netilptų. Nors... Ne. Pasiėmėm uosinį gabaliuką mūsų medienos, pasidarysim dabar tokį šabloniuką, tiesą sakant, du netgi. Ir dabar, kai einam, čia jūs turėtumėt pamatyti, kad kažkas skiriasi ir visiškai teisingai. Kolega Lukas sakė, jis nori pasidaryti porą darbelių, padaryti užduotėlių. Ir ką, išvalė visą krūmyną. Nupjovėm porą alksnių, nusipjovėm porą krūmelių. Ir kaip ir minėjau, anksčiau radau archyvose tėčio, kad šita vieta buvo, tokia sutvarkyta, pašienauta, pavalyta, bet žinoma, ten tos duobės visos buvo išlikusios. Ir pagalvojau, kad visai čia būtų fainai pasidaryti, atrodo žymiai tvarkingiau, žymiai šviesiau. Šitas netgi pats medis atrodo labiau į temą. Su ekskavatoriuku viską išsikasime, susilyginsime tas duobės, pasižiūrėsime, kad čia irgi nebūtų labai jau didelio tokio nuožaunumo. Ir taip pat ekskavatoriukui duosime tokį testą ištraukti šitas visas šaknis. Tai aš manau irgi toks visai neblogas epizodas gausis. Ir taip pat ekskavatoriukui pačiam pasidarbuoti tokia užduotėlė. Taip pat čia akmenukai yra ir ten akmenukai. Pasaka, man tai labai patinka iš karto. Gyvybingesnė tokia vieta, tai šitoje vietoje stovės pavėsinė. Čia ir tas pats griliukas bus, tai čia viena iš tokių stovyklavičių. Jeigu kas atvažiuoja ir lieka nakvoti, tai čia galės gal net ir mašiną pasistatyti. Čia viskas su laiku pasižiūrėsime. Ir yra štai toks senas beržas. Ir šiaip pats medis atrodo jau pavargęs ir senas. Jisai netgi turi šakas su grybais, viršūnė yra nulūžusi. Tai... prastokai iš tikrųjų šitas medis atrodo ir aš labai ilgai svarsčiau, gal jį reikia šalinti, gal jį reikia nupjauti. Tai dar pagalvosiu, nesinori, gražus, įdomus medis, nesinori jo tiesiog tai paimti ir nupjauti, po to gaila bus. Šiaip dar vienas toks pastebėjimas, atsimenu, čia 4 metai atgal šienauju žolę, pirmyn atgal važinėjau ir taip nuvažiavau link Malkinės, apsisuku, grįžtu ir per visą taką tiesiog didelė šaka guli. Tai, turbūt pasisekė, kad net manęs užkrito. Tai, nežinau, toks pavojingas gali būti šiek tiek medis.
reikės pasvarstyti. Gal tiesiog į seniūniją kreipsiuos, paklausiu, kas su šito medžiu daryti. O ką jūs manot, ką darysi tokiu medžiu? Nu, gaila šiek tiek pjauti, iš tikrųjų. Fainas, gražus medis, bet gali šiek tiek pavojų kelti. Šabuniukai pasiruošti. Sigitas baigė šlifuoti. Nu ką, prisivalgiam cepelinus, skaniai papietavom ir dabar bandysime virinti, svarbiausia nesusprogti. Nes dujotikis tai 2 frontais. Šiaip ten tamsu buvo tai. Stipresnė. Ką? Sutrauka? Nežinau. Pagal fizikos dėsnius gali būti, kad taip, nors aš ne fizikas. Nu, aš negražiai virinu. O! Kągi, viena pusė padaryta, susivirinom, susidėjom, tarpai lygus, gražus, viskas buvo paskaičiuota be jokio ChatGPT ir gavosi labai puikiai, viskas labai liuks, galime daryti antrąją pusę. Aš įtariu, kad bus kokie 7, 8, 12 centimetrų. Centimetrų? Ane? Kiek? Nu kokie 7 mylikai bus nuėję? 2,6. Normaliai. Kiek sakei, 6? Jo. Ne, 2,6. Kiek mylikai? 0. Dideliai. Dideliai? Wow! Tai tą priseksim. Tai, aš sakau, geras ledas, blemba, gal nusivalom, pasidarom areną. Pačiažinėtume. Šiandienos darbas yra pasitvarkyti mūsų tokį projektelį, kurį prieš tai bandėm pasidaryti. Čia yra vadinamas slackline'as, jis eina nuo lieptelio iki čia, žodžiu, ant virvutės, savo vestibuliarinį prietaisą patikrinti. Žodžiu, eini. Įsilaikai, neįkrenti, jeigu įkrenti, įsimaudai. Čia vat šitas vamzdelis atšoko. Kodėl atšoko, tai tiesiog prastai buvo suvirinta. Tai dabar paimsime, sutaisysime. Kai nenaudojom, tai čia tiesiog buvo variklis pakabintas, kuris leidžia čiuožyklas užmaitinti vandeniu ir jisai kabo, nesimaišo, netrukdo. Ojej!
Taip. Teks? Ne. Liod. Saldainiukas. Ledų krūvą. Paimsim. Kampą pažymėti reikia ir tada dadėti. Verčiam? Ar dar? Palaikiau. Čia labai daug. Čia daugiausiai. Čia beveik neįsikiša. Na ir štai viskas. 3 metų darbas, kuris laukia, padarytas per valandėlę. Taip jau būna. Aišku, reikėjo ledo, reikėjo prisiruošti, reikėjo... Nežinau, ko reikėjo. Reikėjo tiesiog netingėti ir viskas. Tai va, pasidarėm. Vasara bus, veiks ledas. Priekinė siena suvirinta. Liko dabar įdėti vyrius. Gražiai pusę praeisiu ir viskas. Sveiki. Geras. Kalėjimas. Gavosi. Lygiai gražiai. Reikia išsivirinti dabar iš abiejų pusių taškus ir viskas. Viena konstrukcija paruošta. Dabar klausimas, kaip gabensimės. Bet žinok, aš matau, kad mes galėsim su Viola nusivežti. Štai taip, susigytų, užsidarėm save malkiniai. Pasistatėm kaip čia patogiau. Tai pradžiai nuvirinsiu visą šitą juostą iki galo. Čia iš čia pavirinta, dabar reikia tiesiog užvaryti iš kitos pusės. Kad labai aklinai užvirinsiu, tai tikrai galvoju, kad nevirinsiu. Nėra prasmės. Po to tiesiog greitai gražiai apsivalysiu. Na, kol aš virinsiuos, Sigit grįžta prie arfos. Ir dabar kaip šitą išgauti geresnę formą yra klausimas. Ar daryti štai tokią, ar iš vis trikampinę daryti. Nors tikroji atrodo iš tikrųjų taip eina ir su užžietimu. Bet kadangi darom iš metalo, mes to tokio užžietimo nepadarysim. Ir dabar pagrindinė idėja, ką sugalvojame su pačia arfa. Arfos stygas galvau padaryti iš lygiai to pačio metalo, kur buvo naudojamas statybiniam tvorom. Tai yra būtent iš va šitų. Ir pagalvojau, kad atrodys kaip tikros stygos. Bet po to pagalvojau, vienas dalykas, gana greitai linkstantis dalykas. Tikrai, paimsi taip. Čia aš paimčiau, bum galėjau lankstyti. Jeigu jos per visą ilgiais, iš vis. Aš nebejoju, kad jaunimas, vaikai, arba kai kurie tiesiog gal jau suaugę vaikai, paimsi tas stygas ištampys, sulaužys, išlankstys ir eksponatas greitai praras tą prekinę išvaizdą. Ir šitos stygos negroja. Aš sugalvojau, kad ši arfa iš tikrųjų galėtų groti. Mes pabandysime supjaustyti metalinius stripus, maždaug tokio diametro, bet šiek tiek storesnio metalo. Ir mačiau lentelę, kad įmanoma, kokia lentelė, yra ilgiai ir kokio storio metalas, kad išgautų tam tikrą natą. Jeigu man pavyks padaryti taip, kaip tie muzikiniai instrumentai, kaip, pavyzdžiui, molėtų parke yra, kad paėmė su guminiu šito, taip, pum, trenki ir grotų, aleliuja, kaip gausis gerai. Iš tikrųjų pats bus geriausias eksponatas, bus metų eksponatas. Kaip pavyzdį parodysiu štai čia. Čia yra uždaryta skylė,
ir nėra gerai pagaminti, tiesiog į dėžę įmestas stulpas, bet jis tokį ilgą garsą turi. Tai iš tikrųjų pasižiūrėjau, kad įmanom viską padaryti, tai reikia bandyti, o jeigu nesigaus, tai bent jau būsim pabandę. Čia pat, pavyzdžiui, pavyzdys, bet čia pilna yra žemė viduje, tai jis ir neturėtų groti, o čia. Jai. O, čia gražiau. Va, ką turiu omeny. Toks garsas, net per ausis duoda. Darbai pabaiga, pasidarėm arfos konstruktyvą, pagaliau nusprendėme, kaip visgi darysime. Susivirinome pagrindinės dalis arfos, o vieną tokią dalį apie valandą užtrunka susivirint, atrodo, kas čia tokia, porą vamzdelių, bet kadangi jie kryvi ir atsinkuoti, tai juos reikia šlifuoti, kalti, lyginti ir po to susivirinti. Aišku, dar cinką, kai virini, labai nemalonus, tai iš tikrųjų virinti tą cinką yra labai nemalonu. Yra kvapas ir šiaip yra toksai kaip toksiškas dalykas, nuodingas. Tai stengiasi tiesiog pavirini, įkvėpęs oro, išbėgi malkinę, pakvėpuoji, tada vėl grįžti, vėl pavirini, vėl išbėgi. Tai pirmyn atgal ant kiekvienos skylės. Buvau užsidėjęs respiratorių, bet labai viskas apšalo, pradėjo labai nosis skaudėti, iš tikrųjų tas šaltas oras, tai pagalvojau, kad pavaikščiosiu, pabėgiosiu pirmyn atgal su oro įkvėpimais. Tuo pačiu nusprendėme, kaip visgi arfos forma darysis. Darysis tuo pačiu kampu lygiai grečiai ir jungsis va tokia kaip žambinė, pavadinkime. Aš manau, kad tai yra optimaliausias variantas. Nereikės tiek daug pjaustyti, o gaunasi ir forma visai nebloga. Čia yra pavaizduotas betoninis blokas, kuris bus žemėje. Betoniniam blokė taip pat bus konstrukcinė dalis, kuri užsidės ant jos ir 4 vaštais susuks. Mes labai daug eksponatų darom, pavyzdžiui, švyturys, raketa, palidovas. Jie yra va taip maždaug sunkiai ne tas pats bokštas, kuris dar yra nepabaigtas. Irgi yra tokių principų padarytas. Ir vėlgi, čia yra su ta sąlyga, jeigu man reikėtų kažkokią relokaciją daryti, ar tai būtų žemės sklypo pakeitimas, ar dar kažkas. Niekada negali žinoti, kas ten bus. Tai ir darau visus tokius eksponatus, kad galėčiau juos visgi pasiimti. Sigitas štai baigia jau šlifuoti visas siūlės, be 15-6, o šviesu. O žiūriu, šviškį. Ar toksai pasitęs? Kadangi liko 15 minučių iki darbo pabaigos, galvoju, gal reikėtų pasitvarkyti šią priekabą. Bet nežinau, ar užteks, kadangi dujų yra bezdalas tik tai likęs visas. Net nežinau, ar pavyks man čia susivirinti. Kadangi rytoj planuoju nevažiuoti visgi į Vilnių dėl dujų, tai gal darbą keisime, vietoj malkinės varysime ir darbuosimės prie miško, kadangi po oro liniją laidų padarė išvalymą, krūmynus visus nufrezavo, nupjovė. Tai galvoju, rytoj būtų puikiai proga nuvažiuoti ir susirinkti rąstus, kurie dabar bus kaip ir atsidengę, kai kurie galės eiti į Lempivę, bet turbūt didžioji dalis važiuos į Malkas. Tai dabar galvoju, gal reikia paimti ir pasitvarkyti šitą priekabą. Aha, lenkia tą kyla šitas. O, perlenkiam. Matai va, liuks. Jeigu jau pažiūrėjai iki čia,
Tai labai didelis ačiū tau. Jeigu patinka mano turinys, paspausk patinka, gal ir pasiūlysiu prenumeruoti kanalą mano. Taip pat gali parašyti kokį nors juokelį arba šiaip komentarą. Na, o mes jau susitiksime kitame epizode. Ačiū ir iki. Kažkur tai, kad nemaišytų.